Sveiki, kaip laikotės? Mano vardas yra Giga Kunigunda ir čia yra mano laida, kur aš kiekvieną savaitę pateikiu jums po svarbiausią savaitės įvykį. Šios savaitės svarbiausias įvykis yra tas, kad pagal mūsų bazinius apskaičiavimus Lietuvos videoblogeris Edvinas Navickas, YouTube'e pasivadinęs The Edvinas, nesenai perkopė 80 000 subscriberių ribą. Wow! Galite paploti. Užteks. Ir šiandien dėka mūsų puikaus komandinio darbo mes turime nuostabią galimybę susisiekti su juo gyvai, perduoti jam linkėjimus, pasisveikinti ir šiaip pasikalbėti. Taigi, ko mes laukime? Edvinai! Ar tu mus girdi? Jis, dabar biškai miega. Pabandom dar kartą. Edvinai! Tu dabar tiesioginiam eterį. Perduok linkėjimus savo žiūrovam. Kokius linkėjimus? Nu paprastus. Dabar perduot? Nu. Su gimtadieniu. Aš noriu šikt. Kas per? Sveiki visi! Kaip matote aš vėl... Ble, tu! Kaip matote aš vėl kuriu savo naują videoblogą? Aš kuriu naują vlogą. Ir iš karto netemdamas gumos, kaip jau pastebėjote iš video pavadinimo, šiame videoblogą aš trumpai ir aiškiai pašnekėsiu apie interneto pasekmes. Ir tai nereiškia, kad tos pasekmes bus vien tik blogos. Nes pavyzdžiui, šiuolaikinėme pasaulyje internetas iš beždžionių padaro normalius žmones. Čia aš kalbėjau apie save. Juokauju, bet kol kas viską norėčiau pradėti nuo pradžių. Taigi, kas yra internetas? Vakaro čia. Yra internetas. Nėra interneto. Yra. Nėra. Ne, o jeigu be prikolų? Tai internetas yra pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis visuotinius ir vietinius kompiuterių tinklus. Pfu, blet, kaip dulka. Žinokit, pats nelabai supratau, ką pasakiau, bet ir neklauskit, iš kur aš tai ištraukiau. Taigi, kam skirtas internetas? Tikrai ne tam. O gal? Ne, bet rimtai. Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu jūs prisižiūrėjo pradnukas ir jūs tėvai lįstų jūsų kompą ir pamatytų visus tos linkus savo monitoriaus ekrane. Kokia sunkia diena buvo. Kas čia? Sūnau, ateik čia! Nu kas yra, tėti? Tėti, nepyk. Iš kur tu tokių gerų video radai? Taigi pradėkime nuo pačio paprasčiausio dalyko – programėlių. Tai tu užmesi tekstą ar ne? Kokį tekstą? Nu tu turėjai užmesti tekstą, kai aš buvau pakėlęs ranką. Nu tai gerai. Nu tai užmesk. Taigi pradėkime nuo pačio paprasčiausio dalyko – programėlių. Tau tik pimpalai galvoji? Ne tik pimpalai. Tai kas dar? Bibei. Taigi pradėkime nuo pačio paprasčiausio dalyko – programėlių. Kaip jau žinote, o gal ir nežinote, bet internete galime rasti įvairiausių programėlių, kurias galime atsisiųsti ant savo konservų dėžės. Arba ant dar mažesnės konservų dėžės. Dabar manau, kad viena populiariausių programėlių internete yra Instagram. O kas nežinote, kas yra Instagram, tai aš jums trumpai pabandysiu paaiškinti. Turi telefoną, kažką nufotkini ir įkeli į internetą. Bet viskas nėra taip paprasta, kaip jums atrodo. Jis mirė. Jis gyvas! Tu nahui, ble. Bet viskas nėra taip paprasta, kaip jums atrodo. Nes dauguma žmonių šiais laikais į Instagramą kelia belen kokias nesąmonės ir viską fotkina kas 10 minučių. Kaip gerai pašikau. Reikia nufotkinti ir įkelti į Instagramą. O! Dabar bus milijonas like. Pats esu matęs krūvą programėlių, bet va nesenai atsisiunčiau vieną programėlę, kuri gali versti žmogaus kalbą į katinų kalbą. Viskas nufilmavom.
Galėjai iššikti. Patikėkit, tai vienas smagiausių mano turėtų programėlė. Tau patinka dešrelės? Tu Spidermanas? Debesėlė? Tu lochas. Taigi kitas dalykas, kuris yra pats populiariausias ir būdingiausias visiems žmonėms, yra tas, kad dauguma žmonių chatindami rašo tokius smile, bet jų veido išraiška būna tokia. Ne, bet rimtai. Kitas pats problematiškiausias. Aš gal sulėtinsiu truputį tempą ir pasakysiu viską lėčiau. Kitas pats problematiškiausias dalykas, kuris sukuria duobę tarp mokslo ir tamsaus pasaulio, yra... Aš nebesakysiu, nes jūs jau perskaitėte. Nes žmonės šiais laikais, kai mokosi arba daro namų darbus, negali susikaupti vien dėl vieno garso. Ai, pohai. Rytoj padarysiu. Ir taip visada. O kitą dieną mokykloje būna taip. Edvinai, ar padarei namų darbus? Padariau. Padarei? Parodė. Tu pats bent suvoki? Ką tu šitam šūdę parašei? Man internetas yra zaibys. Bet yra vienas dalykas, kurio aš nekenčiu. Žinot, pavyzdžiui, kai būna draugas numeta kokią nors linką, ten parašo komentarą, pažiūrėk, kokia zaibys to, kad tu galvoji, o, zaibys bus proga pasmokyt, o atidaręs nuorodą pamatai, kad ten iššoksta baisus veidas. Greetings. I want to play a game. You have 30. Eik tu nahui. Kas čia? Bet niekada neapsigaukite bendraudami internete. Šiais laikais yra daug žmonių, kurie bendrauja indikus su tuo žmogum vien dėl to, kad tas žmogus yra labai gražus. O kai tas žmogus pasikviečia jūs į svečius, viskas būna visai kitaip, negu jūs tikėjotės. Koks gražus berniukas. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują video. Laikinkit, komentuokit, prenumeruokit ir vis tai darykite vienu metu. Ir dabar, manau, atėjo metas mano kalbą. Norėčiau labai visiems padėkoti tie, kurie mane palaikėte per visus šitos metus, kurie mane gerbėte, visada mane žiūrėjote, mylėjote. Ir tiesiog norėčiau pasakyti tai, kad aš niekada nesitikėjau, kad surinksiu tokį didelį žmonių ratą, kuris mane darys laimingu. Norėčiau kiekvienam asmeniškai jums padėkoti, norėčiau padėkoti savo draugams, savo šeimai ir... O kur aš? Kaip tai kur tu? Tu dabar sėdi vienam kambarį kaip ir aš. Klausyk. Čia juk tik ranka. Ne, tai ne tik ranka, ne. Klausyk. Aš visus tavo video blogus editindavau. Aš juos dėjau. Gerai, palauk. Aš visus tavo video blogus editindavau. Dėjau labai daug darbo. Apsiramink, prašau. O vot ir ne. O vot ir taip. Tai dabar nori nušaut mane? O tu nori nušaut mane? Tai nek nešausiu. Ne, tu nešausi. Tai aišku, ką tu čia dabar su pirštais čia šaudytis. Brem, su galvom čia nesąnės gerai, paprikolinam užteks. Bet aš neprikolinu. Nu tu ir klišas, ble. Taigi dėkui, kad žiūrėjot mano naują video blogą. Dar pabaigai norėčiau pasakyti vieną tokį dalyką, kad atsimenat, aš kažkada sakiau, kad aš taip pat ten susuksiu video blogą su savo mama. Tai va, yra viena problema. Jinai drovisi. Jinai galvoja, kad jeigu jinai lys į mano kadrus, jinai gali sugadinti visą vaizdą ir panašiai. Nors manau, taip tikrai nebūtų. Taigi, jeigu jūs norite, kad aš video blogą susukčiau su savo mama, paspauskite ant šito video like ir parašykite komentarą, dėl ko neturėtų būti mano video blogė. Gal tada jinai pamatys visus tos įvertinimus ir komentarus ir gal tada jinai iš tiesų norėtų prisijungti. Taigi, dėkui, kad žiūrėjot mano naują video blogą. Su jumis buvau aš, Edvinas. Ciao.